Taip, ta būsima dvikova pirmoji turbūt yra tokia, kurios nesinori prisiminti, ar ne? Jo, iš tikrųjų tai labai, kaip sakant, skausminga buvo iš naujo žiūrėti video tų varžybų Maskvoje. Ir sakau, vis dėlto tiek buvo dovanų pridalinta jiem, kad tikrai neįmanoma išlošti buvo. Maskvoje, sakykime, visi pagrindiniai jų žaidėjai įėjo į varžybas Maskvoje, sakykime, ar tai su lengvais taškais iš po krepšio, ar tai su baudų metimais, ar tai, nežinau, tikrai mes ar tuo metu nelabai supratom, kaip reikia bent jau bandyti kovoti prieš tas didžias komandas. Ir skausmingo, sakau, žiūrint video, visas šitas dienas buvo skausminga žiūrėti ir reikia tikėtis, kad kažko pasimokinom. Lyginant su tą dvikovą ir jūsų komanda pasikeitė, ir varžovo pasikeitė. Ar sunku žaisti su tokia komanda, kurioje yra naujas treneris? Labai sunku, kadangi dvi varžybos buvo, sakykime, antros, at ir buvo apylygės varžybos, jiem vis tiek buvo prieš varžovą, kuris žaidžia, sakykime, specifinį krepšinį, iš kurio daug nenuspręsi žiūrint video, o pirmos, aišku, varžybos Bamberge trenerio buvo tokios, kad jisai atėjo prieš vieną dieną. Kiek suprantu, bando agresyvinti gynybą, bando daugiau naudoti kontakto. Sakau, šiai dienai sunku yra kažką labai jau daug pasiruošti, bet iš kitos pusės galbūt ir jie yra kažkokioj tai tranzicijos periode ir tas mums galbūt į naudą yra tik tai. Taip kad vis dėlto sakau, vėlgi turim sugrįžti prie to, kad yra labai daug aukščiausio lygio žaidėjams ir reikia, kaip sakant, jiem gyvenimą kuo daugiau apsunkinti. Jeigu jie vėl Raisas eis į kairę ranką 8 kartus, sakykime, ten Hanikatas su Dragičium po lengvų taškų vėl pasijaus dar geresniais žaidėjais, tai bus tikrai ilgas vakaras. Lyginant jūsų komandą irgi nebuvo Randlo. Kaip jam sekasi įsibėgėti komandą, kaip jisai įsilieja? Aš galvoju, kad Jeromas rodo kažkokius tai ženklus, kad jisai pradeda suprasti, ko iš jo norime, sakykime. Tikrai jisai kažkiek tai yra įpratęs dominuoti kamuolį savo karjerų ir tikrai ilgai su juo būti ir dabar tą pakeisti, kaip sakant, yra biški sunkiau. Taip kad norim kažkokį tai išrasti balansą tarp jo žaidimo ant komandos ir kaip sakant, neatimant iš jo tą agresiją. Ir tikrai, sakau, tokių momentų yra gerų su juo ir buvo ir Pirėjai, ir Utenoje tiek, taip kad reikia tikėtis, kad jam, kaip žaidėjui, vis bus lengviau ir lengviau. O iš kitos pusės mes jį suprantam. Tikrai žaidėjo poziciją atvažiuoti kovo mėnesį iš kito pasaulio krašto yra labai sunku. Ar ta vakarykštė šventė, kaip jinai komandai pasiruoš, padėjo, nepadėjo? Aš galvoju, tai yra teigiamos emocijos, vyrai išsijokė, vis tiek tai yra tik tai pliusas, čia žinote, negali būti kalbos apie kažkokį tai, kad blogiau gali būti, teigiamos emocijos visą laiką yra gerai ir dar tuo labiau 48 valandos liko, sakau, ir teatralam šventė buvo ir mum, taip kad smagu būti, kaip sakant, gražios tradicijos dalimi. Jeigu truputėlį kita tema, dabar daug kalbama apie tą Eurolygos ir FIBos konfliktą. Kaip pačiam iš šono atrodo šitas visas reikalas? Yra dvi medalio pusės, aš nežinau, čia galima labai ilgai diskutuoti. Į FIBą aš sugrįžti nenorėčiau, nes FIBA jau daug metų turėjo, kaip sakant, šansą rengti tą klubinį krepšinį ir žinau žmonės, kurie yra viduje ir manau, kad Eurolyga su kiekvienais metais gerina tą krepšinio lygį ir pati Eurolyga yra visų kiekvienais metais darosi vis gražesnis turnyras. Iš kitos pusės aš pilnai suprantu kritiką, kad kažkokio tai mažiau sportinio principo, ir jis mane liūdina tikrai, nes yra kitų komandų, kad nėra. Aš nežinau, man būtų smagiau, jeigu būtų 24 komandos, bet dar aišku svarbus faktorius yra ir pinigai ir taip toliau ir tik tai iš visų faktorių yra smagiausia, kad Žalgiris yra viena iš 11 komandų. Taip kad mums smagu.